Sveiki draugai, vėl senvagė minijos. Ir einu žiūrėti ešerių, ar tai dar kažko, ir pamatys, kaip ten sekėsi. Pagrindinį duobėj pačioj pirmoji su švytuoklė pamėginsiu. Pažiūrėsiu, kaip žuvis reaguoja. Padariu tokį zigzagą, ties viduriu, biškį iš grįžimo pusės. Ir žiūrėsim, kaip sureaguoja žuvis. Visi palei vagą. Na ir aš bandžiau. Pauliui pašnekėjom, aš žvejoju bez matilką tą. Aš tai nemoku save gaudyti, bet sakė, ešerių nekimba. Nu, pažiūrėsiu, kas čia yra. Aš nebinu pagaišti. Tai ieškosime ešerį, pakol kas tuštuma. Visiška. Pradėsiu nuo duobės įėjimo. Ten irgi sakė negaudo. Ir paskui grįšiu link senvagės pradžios. Svečias pūgžlys. Gal kas čia taip kimba, neužkimba. Kad nenuvestų bandos, nepaleisim dabar. Galvojau, kad jau kokie plakiai ir dar kokies nesąmonės, čia pūgžlys. Nu, pažiūrėsim. Pirmoji kitie, kurį atsiliepia kažkas. Niekam nekimba. Pažiūrėsim, ar daugiau žuvies yra, pakol kas nieko nedėjau. Labai maža avižėlė, sidabrinė. Ir blių ir ešeriukų būrelį. Net neįdomu tokie va. Bet gražus mėlynas toks ešeriukas. Tai va, bandysim toliau ieškoti. Kapoja, šiaip netaip prikapoja ešeriukas. Gaudau labai maža avižėlė. Kibimų. Čia jau bent jau buvo, bet mažiukai visi. Bandysiu dar susismulkinti paskui avižėlę, pažiūrėti, kas bus. Dar plonesnis temalas, galbūt kažką atrasim. Sugrįžiau tenais tokią liniją, palei krantą. Bus matyti. Pagau 3 dar ką tik kol GoPro tvarkiau, nes vėl neįsijungė. Kibimuką turėjau, praleidau. Žodžiu, arčiau senvagės galo visą žuvis. Pradžioje kaip ir nelabai kybo kažkas. Nu, bandom surasti didesnį. Ką tik turėjau kibimulką. O kimba. Laiko. Yra. Pakėlęs buvo. O, pūgžlys. Kažkai va tokia žuvis. Tai pūgžliukas, tai mažas ešeriukas. Iš vis tokia smulki kimba, kad... Žodžiu. Nieko rimto šiandien dar nepagau. Vėjas šaltas, toks skylė. Kaip karšis pakėlė tą. Ten irgi atraukė kažkokį pūgžliuką matyti. Bandom ir arčiau linijas ir visi traukės link senvagės galo, galbūt galvoja, galbūt ten žuvis bus. Nes čia bent jau tie mažiukai stovi. Nu, bandom dar kelt lengvai. Avižėlė, man atrodo, 0,3 gramų volframinė. Sidabrinė dabar užsidėjau. Biškį padaužom į dugną lengvai, pakeliam tokį dumbliuką, garsiuką ir tada ramiai labai jau taip atsargiai judinam. Tada bent jau mažiukai pasirašo, didelių nieko. Dar nieks neatrado, kur dideliai yra, arba iš vis jų nėra gal. Va tokie reikalai. Na va, jau didesnis čiučiut skaitosi, nes būna dar mažesni kimba. Žodžiu, bandžiau dar mažesnį avižą, bet tada mažai masalo užsideda. Kažkaip ne taip man. Todėl aš sėdėjau sidabrinę avižėlę diskotekos 0,3 gramo, lėtai leidžias, kaip matot. Bet užtat virpinas, jinai gražiai, tokia kaip ir srovelė, gal yra, nėra, nežinau. Žodžiu, plastiškiau dirba, nėra toks grėmėsdas ir šeriukai labiau ima, mieliau. Dažniausiai pirmą eketę įmeti, bet kurią pirmas pavirpinimas į dugną, padaužimas, pakėlimas ir būna šeriukas. Paskiau arba yra šerių, arba iš vis nėra. Tai va taip įdomiai, ten mačiau kelis didesnius, ką tik pagavo. Tai va,
Visi bando link galo eiti. Arba į tą pačią liniją, kaip ir praeitą kartą gaudė. Daug kas. Tai bus matyt, kaip mums šis seksis, kol kas visi ieško žuvies rimtesnės. Stipriai nereik virpint, kažkaip žiūriu tą mažesnį tokį plasiškiau, tiesiog gražiai prajudinį ir jeigu yra šeriuks iš karto atsiliepia. Balto žuvies kol kas nieko, tik apart pūžlė. Ir viskas. Nu ką, bandom to. Akvariminiai šeriukai kimba. Tik įmeti, pagauni ir paskui viskas. Tuščia. Pūga tik pučia, žodžiu, kad ešerį paleidau. 100% paleidau. Vėl nutrūko. Bliuot, koks didžiulis ten kimba, aš nesuprantu. Neugai išlupsi didelį. 3 kartas gal nemeluos. Jau 2 sykius, vos palupau nuo dugno. Mažiuks užkyba. Gal ir nemažiuks. Nu jau didžiausi šiandienos matyti. Kai maža vyža, daug pinkų. Vienas pinkas ir daug matyliaus. Tai matyti taip ir nepasikerta. Ta žuvis. Jaučiu tik bum, prispaudimas stiprus nėra. Stiprus vėl prispaudimas nėra. Nu, dabar sprendinis didžiausias. Va, toksai sprendinukas. Iš kokį 3 kartą tik paėmė. Ir žodžiu, viskas tik tai vienas pinkiukas uždėtas oranžinis. Ir matyliukai pailgi. Kuo ilgesnį, kad gražiau sužaistų. Ir labai toks padaužimas į dugną ir labai švelnus žaidimas. Tada dar čiumpa karts nuo karto. Matot. Kas namo varo, kas dar žaidžia. Taip praktiškai va judina vienoje vietoje gražiai. Būna palaikai ir tada tik imba. Ant tiek neaktyvi žuvis. Štai jau toks judinimas. Štai labai taip, kaip sakykim, švelniai juda avižėlė ten. Ir dažniausiai tik tai šitai pasirašo ir tie mažiukai. Šituoklę, kad bandė šis niek nepagavo. Galvoju eisiu link priekio. Ir arba važiuosiu namo jau. Nešala tikrai rankos. Ir šiaip, va, visas apsnigęs jau po biškį. Šiandien ne kažką oras. Nu kągi, pamėginom minė senvagę. Iš vis niekas nieko nepagauna. Korsakas sakė irgi nepagauna. Tada čia ir kiekvienam gali nesisekti. Aišku, jisai gaudė be masalinė, gal ir įdomiau iš tikro. Be masalo, ten grūtinant reikia mokėti. Aš gaudžiu savo žėlėm. Švytuoklės iš vis nei kartą nepalėtė. Tad ant avižėlių pagavau didžiausią gal sprindį. Šalta, pirštai nušalo. Žodžiu, galvoju, jeigu dar turėsi jėgų, gal į karjeriuką užsuksiu bairio pamėginti biškį pagręžti. Pamėginti švytuoklį įleisti. O taip, jeigu ką, šiandien ir baigsim žvejybą. Dar nežinia, kaip ten, sakykime, su oru bus toliau. Nes pakol kas labai pūsto ir rodo tik -1, bet labai šalta. Žodžiu, laukit šlakių. Tikėkime, pagausim, atsidarysim, kaip sakoma. 2 ešeriukai ką tik. Iškart vėl kimba. Radau ešerių būrį. 3 ešeriukai. Nespėjai įleisti avižosim, dar nenukrinta į dugną, jau būna praryję. Fainiai. Čia kažkur ešeriai yra. Įdomu, ar švytuoklę čiupt. O, kai kibimas. Va, tokį seną jau be mačiau. Matėt, tik įmetu va. Apie 1 metrą gylę gal va. Leidžiam, dabar pažiūrėsim.
O, vėl kybo. Tada nusileidus. Keturi ešeriukai. Tik įleidus, va. Yra dar kas nors ant. Praktiškai nieko nebėra ant masalo. Na gerai, einam. Ešeriukus. Einam imti matyliaus. Ir bandyti su meškeriu daugiau tų ešeriukų. Visai linksma. Kai kimba. Susimetam šituoklės, kad nepamesti. Kibirą. Atsisės pasiemam. Ir bandysim, žodžiu, pažiūrėti ešeriuką visai. Buliamba net valo paprašė, įsigandau biškį. Och, tu velni, koks stipruolis buvo šitas. Toks nemažas. Buliamba prieš tai vienas geras nuėjo. O dabar vienas geras nuėjo. Štai nespėjau įleisti naujų matylių ir iškart kybo. O, eina dar. Dar vienas mažiuks. Švakar sujudėjimas stiprus. Ėsim, ką čia pagausim. Kol kas iš vienos eketės jau ketvirta žuvis. Pavyzdžiui, kelias. O, yra. Vienoje eketėje ten kelias didesnis. Jis nieko, vėl randi kokį būrį. Šitas kaip ir perkritimas lengvas buvo. Pagal tai, ką man valas parodė, tai gal kokia 30 cm perkritimas. Netoli nendrės. Tokie gražus ešeriukai, pats didžiausias. Na ką, paleidžiam 5 iš vienos eketės, smagu. Tegul dar paauga. Bus pavasarį, ką veiks. Na ką, blogas vėl oras. Žodžiu, baigiau šiandien žvejybą. Prigaudėm ešeriukų. Mini ir keletą paukžliukų. Žodžiu, ne kažką. O rytoj jau šlakis. Reikia, aišku, žiūrėti orus, bet manau, rytoj šlakį pulsiu. Tai šiandien turiu nuskubėti nusipirkti licenciją. Žodžiu, viskam pasiruošti. Nu ką, laukit kitų laidų. Tikėkimės, šlakis bus pačią pirmą dieną ir nudžiuginęs. Nu dabar iki. Like, share, subscribe. Jeigu patinka, jeigu įdomu, kas kur kimba, tai va. Šiek tiek kartais pasidaro kartelį. Šiandien daug nešnekėjau ir galvau, kad GoPro laikytų. Tai va, sugebėjom šiandien pamėginti 2 ruožus, man atrodo, normaliai praeiti. Tai žodžiu, kolega vieną kibimą turėjo. Aišku, nerealizavo, kibo iš 2 kartų, bet labiau mušė voblerį, negu jį ėmė. Aš turėjau vieną kibimą, realizavau, ištraukiau šlakį. Paskiau, žodžiu, daugiau kibimų kaip ir neturėjau toj upėj. Pervažiavom į kitą upę. Ten kolega turėjo liktai 2 kibimus, o aš turėjau vieną lydeką didelę. Gal 3 kg, tai tikrai. Bet kas man labiausiai gaila, kad nukanda mano voblerį. Gerai besigavusi voblerį. Tad, žodžiu, reikės šiandien pasigaminti tokį patį, tikrai gražiai atrodė ir pakankamai ryškus. Tai va, galiausiai, žodžiu, ir nuėjo. Tai tiek žinių. Ir rytoj vėl mėginsim, žiūrėsim, kas rytoj bus.
Gerai, gerai. Šveisk ant ledo pabiškiai, pasišok. Nedickas, bet va, pirmas tavo. Ne, niekados. Palaikyk. Niekados taip neimk. Pasisekė, tą trišakių nekeitis. Dažniausiai atsikabinus su tais trišakiais. Nu va, galėsim sufotkinti, pa. Ne, neskubėk, atsikabink. Gražuolį. Turi tas replikės. Kaip aš vakar tokį. Nu va, pagavo. Nu kaip? Gerai buvo. Posakį vieną pasakiau, kad ten turėtų būti, tai iš antro kibimo tai ištraukėm, nes vieną farmaziną įskirs nežinodamas, kad jam kimba. Dabar išėjo kažkur ieškoti vietų prie įėjimų. Na, aš bandau dabar aštunkį užsidėjęs špalėtų pateikinėti. Nežinau, ar čia bus, bet reik mėginti. Ten buvo sekliau, dėl to dėjau aštunkį, čia jau atrodo giliau, bet jei norės šlakis pakils tikrai. Tik kaip aš jį čia ištraukčiau, aš neįsivaizduoju. Kačių neturiu, tai reikia neįslysti. Žodžiu, sunki situacija, šiandien, ką žinau, pagausiu dar. Laiko daug nebėra, daug prasivažinėjau. Iš pradžių labai daug mini ledų nešė. O dabar kaip ir dinginėja, bet ir kliovų lyg nėra.
Užmesti irgi eina minimaliai. Kaip eina, taip meti. Ir kaip visą laiką. Nu, man tėda visgi. Kaip paimsiu šią? Vėl nežino, kaip paimt. Nu, ėjo. Tiek te buvau užsėdęs. Nu, fainai. Iš tikro labai jau neaktyviai stuktelė. Ir liktai buvo ne pats didžiausias. Gaila. Turėjau gražų smūgį. Biški frikcija buvo atleista. Ir ne taip gerai užsikirto. Dabar jau karšta. Reikėti. Ieško šlakį paleidau. Kas čia šiandien vyksta? Toks geras smūgis ir ryte prasisuko tas blemba. Frikcija, atrodo, buvau per stipriai priveržęs, biškį atleidau. Dabar iš vis nuėjo žuvis. Geras smūgį turėjau, nu antrą kartą kaltum. Bet jau nekalsiau, kablius gavo, dar patempiau šį. Prieš pat vakarą dar vienas kliovas. Šiandien 2 kliovai ir abudu nerealizuoti. Nespėjau net GoPro įjungti. Kelias sekundės patraukiau. Nu, dabar jau prisiveršiu tiek to. Karoči, neįma normaliai. Dar viena žuvis nuėjo, gal kokias 3 valandas dabar. Saulė beveik leidžiasi. Taip pagau, kad čia gali būti kažkur. Tai šiek tiek dar tokia seklesnė vietelė. Ir šiandien kolega ant tigro pagavo. O aš ant raudonšiknį ir ant raudongalio. Pakol kas. Nežinau, koks šlakis buvo, bet pagal smūgius ir neblogas. Kota palankstė ir viskas. Matyti iš po krūmų prasivė. Ten kur nors iš kito kranto. Daugiau nebegrebė jau. Gavo kablių. Išsigando ir viskas. Iki dar kartelį. Sekmadienis visai nieko sakyčiau. Iš pradžių pagavo kolega. Pirmą kartą gaudė tikslingai šlakius. Ir sugavo posūkį taške, sakykim, kur dažnai užkimba. Jam parodžiau, sakau, ten kažkur reikia žvejoti. Tai pirmas kibimas bam valo atleido, nekirto. Buvau pamiršęs, aš jam buvau minėjęs, kad žodžiu reikia kirst. Na ir laimiai, kad antrą kartą kibo. Tai jau antrą kartą ištraukė ten 60 keli centimetrai šlakį. Tada žodžiu mes dar bandėm važiuoti į vietas, po krūmynus ten, bet žodžiu nieko gero. Vandens kaip ir yra, bet jis vanduo labai skaidrus ir man labai patiko ten. Žodžiu, žadėjau važiuoti į apačią, bet ledai. Sakykime, jie maišė žvejoti. Tuomet sakau, kad mane davežtų iki mašinos, davežė, atsisveikinam. Nu ir žodžiu, aš dar nuvažiavau. Pradėjau žvybą gal apie kokią po pirmos ten su virš. Jau šalia netoli namų. Čia, sakykime, savo vietose. Ir pirmas kibimas buvo apie 2 valandą. Raudongalvis su tamsesnė galva, sakykime, patamsinta. Tai šlakiukas nebuvo didelis, kiek mačiau, bet, žodžiu, atsikabino. Labai atbulais dantim kibo. Tuomet, kaip ir galvoju, kad reikia pamėginti pavarijuoti spalvas, žodžiu, bet mačiau, kad jokio, sakykime, rezultato neduoda. Tada ant vakaro užsidėjau raudonšiknį ir dar vienas, bet jau akcentuotas kibimas. Kirtau ir galiausiai buvo rytinė sureguliuota, tai žodžiu prasuko valą, nepasikirto, tai nespėjau net GoPro įjungti. Porą tokių smūgių ir žodžiu nuėjo žuvis. Ir viskas. Tai taip ir baigės. 2 kibimai, bet žuvies taip rankos ir nepalaikiau. Aiškus, žiūrėsim, galvoju dėl varžybų tų,
lašišų ar kaip ten tų šlakių čianais pas mus gaudime dalyvauti galbūt. Bet pakol kas kiek gaudžiu ir daug kas įkelia, žiūriu labai daug nedidelio šlakio. Praeitą sezonas jo davė labai daug didelio šlakio, tai sakykime šiam 5-70 jau būtų legalus varžybose, o jau šiemet pakol kas kiek gaudom, matau, kad mažiukai šlakiai. Na, reikia tikėtis, kad pasitaisyti situaciją, paduos daugiau vandens, iš kažkur ateis tos žuvies ir per varžybas kažką eitų sugauti. Nes čia yra su šlakiais ir lašišom, nu, sakykime, toksai 50-50. Gali kibimų turėti, gali iš vis neturėti, gali ne tam tikrų momentų būti vietoj. Ten, kur žuvis turėtų būti, ne ten nuvažiavai ir pažodžiu. Ir taip pats save, sakykime, apkrauni visokiom mintim ir sakykime, diena tau būna sugadinta. Tai va tiek. Žiūrėsim, po dabar kiti savaitgalį nauji, žiūrėsim, gal išeis dar kartelį kažkur nuvažiuoti, na ir galbūt papuls kažkoks gražesnis žuveliokas. Dabar tiek, sumontuoju video, įkeliu į YouTube žvejybos laikas, galit pasubscribinti, sakykime, ir smagaus žiūrėjimo. Ką sumontavau tą. Dėl kameros baterijos aš negaliu pastoviai filmuoti, tad ne visą laiką geras video ir gaunasi. Tai tiek, iki.